Taigi kitas mūsų pokalbis yra su Aleksandro Stulginskio universiteto agronomijos fakulteto dekanu Viktoru Pranckiečiu apie šiuo metu labai svarbų darbą. Kai mes filmuojame, kol kas Kaune dar yra sniego. Tačiau tuo metu, kai jūs žiūrėsite mūsų laidą, mes labai tikimės, kad to sniego nebus. Tačiau mes dabar šiandien norime parodyti, ką jau šiandien, iš karto po mūsų laidos, jūs turėtumėt padaryti. Tai Viktorai, koks tas svarbiausias darbas sodininkams? Pirmas darbas, jeigu jau sniego nėra, tai tada iš karto reikės nupurkšti su vario kokiu nors preparatu dėl visų grybų, kad visos žiemojančios ligos būtų joms suduotas skaudus smūgis ir jų ateičiai mes turėtume kuo mažiau. O dar vienas svarbus darbas, ir tikiuosi, kad dar ir žemaičiai ir aukštaičiai to turės pasirūpinti, tai yra vandens kaip nors nuleidimas nuo augalų, kad prie obels, prie medžio, prie bet kokio medžio, prie kamieno vanduo nestovėtų. Jeigu jis stovėtų bent kokias 3-4 savaitės, jis gali padaryti daug žalos, galim sulaukti puvinių ir visokios kitokios bėdos. Ką aš dar norėčiau pasakyti, kad šiandien mes patarsime žmonėms, kad reikia nusipurkšti vario preparatais, tas darbas paprastai yra atliekamas kovo pabaigoje. Ar ne? Tai yra tik tai, Kovo pabaigoje, balandžio viduryje gali būti tada, kada yra šilta ir sausa. Ir šiandien yra gera diena irgi purkšti ir būtų viskas gerai, tik tai tiek, kad žinot, kol yra paviršiuje sniego, tai būtų nelabai smagu, nes vario preparatai, jie bus išpurkšti kaip apsaugos priemonė, bet jie po to, kada nusiplausi žemę, jie yra mikroelementas tiem patiem medžiam. Taigi yra dviguba nauda, bet jeigu jis su sniegu paskui turės progą nukeliauti labai tolyn ir kur nors į vandenis, tai visiškai nebus naudinga medžiui. Kai tik nutirps sniegas, sodininkams mėgėjams reikėtų vaismedžius, vaiskrūmius ir kitus sumedėjusius augalus nupurkšti vario preparatais. Kitas rūpestis po savaitės kitos prieš pat žydėjimą apsaugoti sodą nuo žiedgraužio ar slyvinio pjūklelio, kurie sode pridaro daugiausiai žalos. Slyvas ir vyšnes nuo šio kenkėjo reikėtų purkšti ir po žydėjimo. Jeigu sodas žydi, tai jau visi turi įsikalti galvą, kad jis jau dera. Toliau ko nors nepadarė žmogus. Tai va tas žmogus, kuris dabar žiūri, turėtų padaryti, žinoti, kad jeigu obelis žydi ir kriaušės žydi ir nedera, tai jiem kenkia vienas kenkėjas, tai yra žiedgraužis. Tai yra toks vabaliukas su straubliuku, jis užlipa, padeda porą šimtų kiaušinių į atskirus pumpurus ir tada tuose pumpuruose atsiranda kirmelytė, kuri išgriaužia vidų žiedo ir tas žiedas jau nebegali užmegzti. Tai va ryte, kada yra šalta, jie yra nejudrus, tada galima uždėti lazdą, ant lazdos apvynioti skudurą ir šakas padaužyti, ir kaip galima uždėti gaudyklę, ant kamieno uždėti popierių su tokiom eilutėm ir lipnę, ką nors kokią lipnę medžiagą viduje įtepus. Ir jie tiesiog neužliptų? Jie tiesiog ten prilips prie tų klijų ir tada... Tai čia natūralūs tokie tada būdai. Visiškai būtų tai, būtų juos galima surinkti tokiu būdu. O dabar kaip apsisaugoti nuo slyvinio pjūklelio, kuris sugadina begalę slyvų derliaus iš tiesų? Taip, ir slyvos, ir vyšnios, irgi tas skraido toks panašus į uodą, didesnis už uodą. Vabaliukas, vabzdys, baigiant žydėti slyvom, kada pirmieji ir vyšniom, kada pirmieji balti lapeliai pradeda birėti, va tuo metu jie deda kiaušinius jau į užuomazgas. Tai va tuo metu reikėtų dar kartą, tiksliau tą kartą su insekticidais reikėtų nupurkšti slyvas ir vyšnes ir jau užtikrintume derlių. Taip pat išnaikintume tuos kenkėjus. 2 savaitės prieš žydėjimą ir 2 savaitės po žydėjimo reikėtų purkšti kriaušės nuo rūdžių ir obelis nuo rauplių, jeigu tokios ligos yra apnikusios jūsų vaismedžius. O dabar, jeigu tarp mūsų žiūrovų yra tokių žmonių, kurie augina savo sodą 10-15 metų ir nė karto nėra purškę, ar jiems reikėtų tai daryti? Tarp jūsų žiūrovų yra turbūt kokie 250 000 žmonių, kurie save vadina sodininkais, tai ir aš vienas iš jų. Ir jeigu nėra jokių bėdų, tai purkšti nėra ko skubėti, nes dažnai yra taip, kad jeigu sodas koks nors yra, tarkim, daug žmonių yra paveldėję sodybas ir kažkur tai labai nuošaliai nuo kitų. Ir jeigu tenai nėra tokios problemos, tarkim, žiedgraužio, jeigu jo yra tik tai tiek, kad jis sunaikina dalį žiedų, dalis vis tiek lieka pakankama, tai vis tiek tada užaugina derlių. Ir netgi žiedgraužis gali būti naudingas tais metais, kada obelis labai ar kriaušės labai gausiai nori derėti, kada yra jų daug labai žiedų, tai žiedgraužis bus naudingas, nes jis jeigu paliks, kad ir 10% žiedų, tai jų bus dar per daug, kad viską medis galėtų užauginti. Bet jeigu tais metais, kada nėra, jeigu pramečioja ir nėra, ir tada žiedgraužis vis tiek griaužia likusius tuos žiedus, tai tada jau gali būti visiškai fatališkas rezultatas su derliumi. Tai dėl to reikėtų
galvoti, kad pritaikyti pagal metus. Tai va tose sodybose atskiruose nereikėtų galbūt staiga imti purkšti. Bet tas, kur minėjau, vario preparatais, pavasarinis purškimas, jis yra nusiek nuo sveikatingumo. Ir jeigu pažiūrėsim į medį, gal truputį ir parodyti. Bet jeigu yra kerpių, žinoma, va toks neturėtų žiemoti. Būtina surinkti jau būtina surinkti mumijas, nes čia kaip tik ligos viso žiemo. Bet va, jeigu būtų medis purkštas, kerpių šitų nebūtų ir visų kitų. Jom irgi tas pats, jom kaip ir grybam, taip ir jom vario terpė yra nenaudinga. Ir netgi atskirti ekologinį sodą nuo neekologinio, purkštą ir nepurkštą, tai galima pagal šituos požymius labai greitai. Taigi, jie būtų švaresni. Aleksandro Stulginskio universiteto agronomijos fakulteto magistrantai mums demonstruoja, kaip teisingai reikėtų nupurkšti vaismedžius. Pasak šio fakulteto dekano Viktoro Pranckiečio, po purškimo medis turi būti šlapias, tarsi išmaudytas vandens telkinyje. Nuo jo šakų turėtų lašėti. O kaip pasirinkti purškimo techniką? Šitokį purkštuvą man jau teko naudoti turbūt kokius 8 metus. Jeigu dar prieš tai turėjau kitą purkštuvą ir paskui, kada pirkau vėl kitą naują, tai vėlgi pirkau tokį, kuris purškia. Jis išsiurbia oro srove, išsiurbia to skysčio dalį ir labai gražiai paskirsto. Ir dar yra pas jį antgaliai, su kuriais galima reguliuoti srovę į visas puses. Jis gali purkšti, nustatyti groteles, galim, kad purkštų aukštyn, galim, kad purkštų į šoną, galim purkštų žemyn. Tai bet kuriem augalam, jeigu purškiam kol jaunus medelius mažus, galim taip, galim į šoną, o kai reikia didesnį purkštį, tai pastatom srovę aukštyn. Ir reguliuojasi lašų dydis su šituo, ir dalis tų lašų, jeigu jie stambesni, tai krenta atgal ir vėl sugrįžta ant medžio, jeigu mes nepasiekė medžio viršaus nupurkšti. Tai vat tokie purkštuvai, jie mums labai palengvino gyvenimą, kai tik atsirado. Tai čia iš tikrųjų tie purkštuvai yra skirti ir profesionaliai dirbantiems sodininkams, ar ne? Taip, ir net asfaltą su jais purškia. Taip, ir sodininkams mėgėjams tiktų. O dabar daugelis naudoja ir tokius nedidelius purkštuvus, kur aš įsivaizduoju, kad jie yra daugiau šiltnamyje, mažiems vaismedžiams nupurkšti, ar ne? Taip, jie irgi labai kokybiškai purškia, tik jiem turėjo būti gerai švarus vanduo, išfiltruotas. Šitiem filtravimas netoks svarbus, kadangi ne per purkštuką išeina, bet per vamsdelį išteka skystis į oro srovę, kaip ežektorius veikia. O šitas purkštuvas jau su slėgiu, tai jam reikia per purkštuką, turi spausti, turi būti švaru. Tai tik tai toks skirtumas. O šiaip jie purškia taip pat labai kokybiškai ir labai gali tiksliai pataikyti ten, kur tau reikia. Šitie purkštuvai neduoda tokios srovės, kad pastumdytų lapus. Šitie purkštuvai dar ir pavarto lapus, tai irgi kokybei prideda. Su šituo galima tiksliau priėjus purkšti tą, ką reikia. Viktoras Pranckietis patarė, jog vaismedžius pavasarį reikėtų apsaugoti ne tik nuo ligų ir kenkėjų, bet ir nuo užmirkimo. Dažniausiai tose vietose, kur laikosi vanduo, tai jis laikosi ilgai ir visą pavasarį, ar ne? Nebūtinai, priklausomai nuo dirvožemio, kaip jis gali sugerti, kaip ilgai laikosi įšalas. Ir tai yra medžiui kenksminga, kaip tai pakenkia medžiui? Yra kenksminga tai, kad šaknys jau tuoj turės pradėti kvėpuoti, o jos negalės kvėpuoti, kadangi bus visas dirvožemis pilnas vandens. Tai ir labai dar pakenkia va tam šaknies kakleliui. Ta vieta gali pradėti pūti. Jeigu dar būtų ledas, tai jis dar ir drasko. Nebūna taip jau tokių staigių, labai tokių didelių pokyčių. Bet jeigu tas vanduo, ypač šlapia žiemą, prie medžio galėtų stovėti kokius 2 mėnesius, tikėtina, kad tas medis žus. Tai vat vien dėl to reikėtų, kad taip nebūtų. Čia yra pasodinta buvo teisingai. Eilutė buvo truputį iškelta. Tačiau tarpueiliuose, kada užaugo žolė, ta velėna tiesiog sustorėjusi ir dabar dar sniego sluoksnis, jis laiko tą vandenį, kad jis negali nutekėti, vat kaip yra suprofiliuota viskas į ten žemyn. Kol kas sniegas kaip kempinė laiko ir mes parodysim turbūt, kaip reikia, kad tiesiog prakasti sniegę griovelį ir jau to užtenka, kad vandens tas lygis nusileistų. Atitirpus žemei, jeigu žemė būtų jau be pašalo, tai tas vanduo irgi gertųsi į drenažus arba į podirvį, kažkokį tai gruntą laidesnį žemyn visada jis keliautų. Čia kaip ant kiauro stogo vandens ilgai neišlaikysi, bet kada jis yra užšalęs, jis nepraleidžia. Tai yra dar ir kitas būdas, tarkim, jeigu yra, žinot, kad po apačią turit kur nors drenažo, tai tiesiog pavargti šiek tiek, prakalti keletą skylių virš to drenažo, kad per tą įšalą, kad vanduo galėtų subėgti į tas duobutes ir tada susigers į drenažus. Galima, aišku, iš rudens tą paruošti, padaryti atkasus drenažo, pripilti, jeigu iki pat viršaus žvyro, tai per tą vietą labai lengvai susigertų vanduo arba įdėti dar galima į papildomą vamzdį nubėgimui. Bet vandeniu reikia pasirūpinti. Tegul visi pasirūpina kiekvienas savo medžiais, kad jie neskęstų arba skęstų kuo trumpiau.
Mūsų žiūrovai tikriausiai irgi norėtų jūsų paklausti, kas dabar nutiks su mūsų medžiais, kai šiandien yra sniego. Kitą savaitę, tada kai išeis mūsų laida, bus +17, +18 Lietuvoje. Kaip į tai reaguos mūsų sodai, mūsų vaismedžiai, mūsų vaiskrūmiai? Gal reikia kažkokių specialių priemonių imtis? Atsitiks viena didelė bėda. Ta didelė bėda tai yra, kad visus darbus reikės padaryti labai greitai. Viskas staigiai. Čia jau kalbėjom ką apie purškimą, dar kas nespėjo arba dar genės, tai ir genėti kartu. Ir baltinti vaismedžius? Ir baltinti jau reikėjo. Reikėjo, bet jeigu nenusibaltinę, bet jei nenusibaltinę, tai ir dabar yra gerai, nes vėl saulė ateina ir dar šaknis nedirbs, dar žievė nelastinga, tai tikrai dar būtų naudinga, bent jau iš pietvakarinės pusės nubaltinti. Tai vat visi tie darbai kartu. Kiek žiūrėjau ūglius, ūgliai nėra pašalę, pumpurai nepašalę, o medžiam sprogti pumpuram yra šiluma reikalinga ir tas yra geras laikas. Ačiū Jums, Viktorai, už patarimus. Ir kadangi laida Svajonių sodai yra skirta visai šeimai, taigi šis reportažas buvo skirtas vyrams ir kviečiame dabar visus vyrus pasiimti purkštuvus ir važiuoti į sodus, o moteris, merginas ir vaikus kviečiame pasižiūrėti mūsų kito reportažo, mūsų kitų naudingų patarimų apie tai, kaip prižiūrėti kaktusus, kad jie nesirgtų ir kaip papuošti savo namus pavasarį, kai dar taip trūksta žiedų. Širdis kaip per Lietuvą